Telekomunikacijų bendrovei Baltikum sukanka 25 metai. Baltikum aktyviai dalyvauja Klaipėdos miesto gyvenime ir labdaringoje veikloje. Mes jau nuo seno remiam Smiltelės vaikų globos namus. Taip pat yra ir kultūriniai renginiai. Jūros šventė, džiazo festivalis, po to yra kino visokie festivaliai ir šiaip daugelį kitų kultūrinių renginių. Daugiau negu 20 metų Baltikum remia Smiltelės vaikų globos namus. Kabelinė televizija ir internetas vaikams paįvairina laisvalaikį. Svarbi yra labai vaikam, kadangi komunikacinės priemonės, kaip sako, langas į pasaulį, į mokyklą ir iš vis žinios visos, laisvalaikių užimtumas, pramogos, sportas ir tikrai vaikai džiaugiasi. Nežinau, kokios čia nuotaikos būtų, jeigu neturėtumėm televizijos kabelinės. Vaikai turi internetinę prieigą ir jie yra kompiuterinė klasė, net ir grupėse yra kai kur internetas. Jie gali pamokas ruošti ir šiaip laisvalaikius imti. Kai prasideda futbolo varžybos, žiūri. Baltikum dovanoti kompiuteriai ir internetas džiugina ir Lapių vaikų globos namų auklėtinius. Šiais laikais be interneto niekur nepabėgsi ir visas gyvenimas verda internete, tuo labiau, kad vaikų globos namai bendrauja su savo pažįstamais, kurie gyvena užsienyje, su savo dėdėmis, tetomis, draugais. Vaikai vasaros metu galės neišeidami, kai lyja ir auklėtojams lengviau juos prižiūrėti, po akių turės ir galės naudotis visomis interneto paslaugomis. Ačiū Baltikum. Labiausiai džiaugiuosi to, kad galiu prieiti prie kompiuterio, kada noriu. Ir apskritai yra gerai, kad yra bendrauti internetas, nes turi ką veikti. Taip džiaugiamės, nes anksčiau nebuvo interneto, tai tekdavo eiti į mokyklą, o dabar čia pat bendrauti. Telekomunikacijų bendrovė Baltikum visada ten, kur svarbiausi miesto renginiai, tokie kaip Klaipėdos džiazo festivalis. Tai yra, ko gero, be jokios abejonės viena pačių labiausiai žiūrimiausių televizijų ir televizija, kurią, ko gero, vietiniai gyventojai labiausiai pasitikė ir kurią dažniausiai žiūri. Be abejo, yra arčiausiai miestiečio, arčiausiai ne tik Klaipėdos, bet ir Klaipėdos regiono žmogaus. Todėl tai pati įtaigiausia, pati rimčiausia ir, ko gero, pati greičiausiai randanti kelią į klausytojo žiūrovo širdis reklama. Jau tapo tradicija, kad jūros šventei Baltikum dovanoja įspūdingiausią koncertą. Liepos 26 šeštadienį teatro aikštėje klaipėdiečiai ir miesto svečiai kviečiami klausytis Gyčio Paškevičiaus ir grupės Studija dainų. Tas bendradarbiavimas su Baltikum televizija pasireiškia tokiu didžiuliu, jau daugelį metų besitęsiančių projektų. Kiekvienais metais pagrindinę dieną šeštadienį Klaipėdos miesto senamiesčio širdyje, teatro aikštėje Baltikum televizija pristato kokį nors įspūdingą, nepakartojamą koncertą. Taigi, jeigu praėjusiais metais tai buvo Mantas ir Queen show ir teatro aikštė lūžo nuo žiūrovų, tai šiemet mes visus į senamiestį, į Baltikum televizijos gimtadienį kviečiame su Gyčiu Paškevičiumi, su Studija.